Dievas sukūrė skrandžio rūgštį, jos sudėtis yra ta pati. Ar pas šuniuką, pas kačiuką, ar pas žmogų, ar pas krokodilą lygiai ta pati. Taip. Tik skiriasi koncentracija. Įsivaizduok dabar, krokodilas praryja cielą su ragais, kanopom, kailiu, šeriais, visais gyventojais, kas tam kailį gyvena ten. Ir jeigu jam į žarnyną visą tai patektų, tai jis pražūtų greitai. Jau vien ragai pradurtų ten viską, bet nuo skrandžio rūgšties ragai ištirpsta į tyrelę ir pamaitina jo tavo neperšaunamą liemenę. Tai va, čia turi būti skrandžio rūgštis stipriai. Mes pavalgom, maistas nukrinta į skrandžio dugną, iš senelio išsiskiria skrandžio rūgštis, aktyvuojasi pepsinai, pH tampa nuo 1 iki 3 pas sveiką žmogų. Nuo 1 iki 3 klapanai užsidaro, prasideda baltymo skaidimas. Ir visų tų, kas papuolė, kaip sakiau, ragai, kanopos, visi gyventojai, viskas, kas papuolė, viskas yra virškinama. Centrinis valdymo pultas skatina kepenis daugiau tulžies gaminti, tulžies pūslė gauna komandą, kad visą tą koncentruotą tulžį išpilt reikės, kasa taip pat gamina fermentus, nes čia rūgštų. Ir visas mechanizmas užsisuka, nes čia rūgštų. Dabar, jeigu skrandis neveikia tinkamai, jeigu ten nerūgštų, jeigu ten pH yra virš 3, kas tada? Klapanai nedirba, neužsidaro pilnai, kepenis gerai nedirba, tulžies pūslė gerai nedirba, kasa taip pat buksuoja, irgi fermentų pakankamai nepagamina ir mums stovi, nevirškina, mes norim pagulėti, pasėdėti pavalgę, nesam darbingi. Žmonės dažnai, aš pastebėjau per mugės, ateina gėrimą pirkti ir klausia, o čia rūgštingumo nekelia šitas gėrimas, sako, fermentuotas. Sakau, žiūrėkit, ką jūs valgot. Matai, kaip čia yra. Jeigu visa tai yra sutrikę, klapanai gerai neužsidaro, tulžis pakyla ir patenka per šitą klapaną, įsivaizduok, kaip būtų akumuliatorių baterijos, pliusą su minusą užtrumpinti. Šarmas su rūgštim užtrumpina. Putoja. Kai putoja, pradeda stumti viršų. Ten klapanas irgi neuždarytas gerai. Irgi atpila, rėmuoja. O kada čia rūgštų, tada užsidaro. Tu nieko nejausi tada. Ten yra labai rūgštų. Ir tada viską išskaido. O jeigu ten geriamės vaistus, kurie muša skrandžio rūgštį, tai mes perkam bilietą į onkologiją ir visokias degeneracinės sunkias ligas. O kaip čia viskas yra, matai, susiję. Aišku, tas simptomą tą užmuša, ne, tą rūgštį. Taip, tam kartui gerai užmuša. Kaip ir nemalonu, kai rūgštis kyla, ne, bet tai, o ką, užmušai tą rūgštį ir pasiliko ten visą tą nesąmonę.